Sveiki, aš esu Gražina Povilaitinė. Dirbu gydytojo odontologo padėjėja bei burnos higieniste. Prieš 25 metus iš tikrųjų stojau į lituanistiką, bet gyvenimas taip apsivertė, kad įstojau į bendrosios praktikos slaugytojas, baigiau ten, bet nei vienos dienos ligoninėje taip ir nedirbau. Susiklošius palankiom sąlygom, nuo pirmos dienos dirbau gydytojo odontologo padėjėja ir tuo labai džiaugiuosi. Dirbu nei dėl kažkokios padėkos, nei dėl, kad kažkas mane, sakykime, atkreiptų dėmesį, dirbu nuoširdžiai iš širdies. Labiausiai tai patinka dirbti su vaikais ir aš tikiu tai, kad situacija dabartinė Lietuvos vaikų tikrai gali pasikeisti. Ir tas mūsų nuoširdus darbas, kurį mes kiekvieną dieną visi odontologų bendruomenės nariai įdedame į mūsų tą kasdienybė. Tikrai tikiu, kad duos rezultatų. Manau, kad taip. Ir manau, kad tai yra pagrindinė net ir mano misija. Kad stengtis kiek tik gali kiekvienam vaikui, vaiko tėveliui parodyti, išaiškinti, kad kuo geresnė būtų dantų priežiūra, tuo bus sveikesni mūsų vaikų dantys. Tikrai matosi, nes vaikai ateina ne vieną kartą, jie lankosi pas mus klinikoje pastoviai, tai su vieniais sunkiau tą rezultatą išgauti, su kitais lengviau, bet aš niekada neprarandu vilties ir, kaip sakau, mokinti ir kažkada tai pasiekėm tų rezultatų. Iš tikrųjų, tą švietėjišką veiklą tai aš jau vykdau po truputėlį nuo pavienių paskaitėlių, kokį 15-17 metų. Pradedant, kai pačios sūnus buvo darželyje, nuo darželio, nuo mokyklų paskaitėlių, tada tas ratas plėtėsi, kas nori, kaip sakoma, kad pamokinti, paaiškinti. Paskaitėlės pravesti ir prieš kokius 7 metus tiesiog netyčia aptikau skelbimą, kad kviečia burnos higienistą Varėnoje paskaityti paskaitas vaikams. Ir aš taip suabejojau pirmiausiai, nes tuo metu ir studijavau, ir dirbau, ir galvojau, kaip aš čia fiziškai tai suspėčiau, bet paskui, kai ir antrą dieną man tas skelbimas užkliuvo galvos, pradėjau daugiau apie jį galvoti. Ir trečią dieną, kai aš paskambinau, galvoju, jeigu jau nereikės, tai nereikės, bet pasirodo, kad neatsirado norinčių ir tada aš supratau, kad kasgi kitas jei ne aš. Tai va taip prasidėjo mano tokia po truputėlį epopėja po regionus ir tikrai paskui dirbom su Šalčininkų visuomenės sveikatos biuru. Ir buvo nemažas projektas ir esu apvažiavus tiek Šalčininkus, tiek Eišiškės, Jašiūnai, Turgeliai, net Dieveniškėse, tokie, kaip sakoma, Lietuvos kampeliai, bet ir ten, kaip sakoma, yra ką šviesti. Tikrai taip, nes iš pradžių, kai tu dirbi savo klinikoje, privačioje praktikoje daugiau, tai atrodo, kad situacija dar palyginus gal ir nebloga. Bet kai pavažinėjau po tuos regionus, tai supranti, kad situacija iš tikrųjų yra liūdna ir reikia prie to prieėjimo, reikia mokinti ir šviesti ir ne tik teoriją. Mes, kai dirbom su sveikatos visuomenės biuru, tai ir praktiškai mokinam. Ir akcentavom daugiau praktiškumą, buvo išskyrę šepetėlius ir mes mokinomės, aiškinomės, kaip reikia valytis. Ir tikrai buvo tokių vaikų, kurie net nežinojo, ką daryti su tuo dantų šepetėliu. Visada šilti, manau. Visada tokie malonūs, jie tikrai priima, jie dalinasi savo patirtimis. O aš džiaugiuosi, kad aš galiu pasidalinti savo patirtim. Padėkos iš mažesniųjų tai tikrai sulaukiu beveik kiekvieną kartą. Su didesniais jie truputėlį tokie kuklesni, bet mažesni vaikai tai tikrai taip. O žinokit, pasipriešinimo, pavyzdžiui, mokymams tai tikrai per mano praktiką neatsitikė. Visi nuoširdžiai mokinasi, visi paaiškini ir daro tai. Tų programų iš tikrųjų yra
paskutiniu metu vykdoma daugiau, bet jų tikrai trūksta. Ir jų kuo daugiau, tuo bus tik geriau. Labai džiaugiuosi, kad ir odontologų rūmai yra įsitraukę į tą veiklą, ir visuomenės sveikatos biurai, ir tie patys darželiai, mokyklos, jie netgi, ta prasme, aš užsiemu ir savanorystę. Ir iš tikrųjų dažnai sulaukiu, ta prasme, kvietimų paskaityti, pamokinti tuos vaikus asmeniškai, ta prasme, be jokių net ir programų. Tai tų programų iš tikrųjų trūksta ir jų kuo daugiau būtų, tai tuo tik tai šauniau būtų. Tai aš manau, tai yra mano darbų įprasminimas. Niekada, kaip sakoma, nedirbau dėl kažkokio tai apdovanojimo, ar kad mane kažkas pastebės, visą laiką tai dirbau nuoširdžiai ir iš širdies ir turbūt savo pilnatvį patenkinti. Tai esu tikrai labai dėkinga, kad esu pastebėta odontologų bendruomenės ir įvertinta. Nuoširdus ačiū. Kolegams palinkėčiau nenustoti tikėti, kad tikrai, kaip sakoma, mes galim tiems žmonėms padėti, tik tai kuo daugiau švietėjiškos veiklos, tuo mūsų darbai bus lengvesni.